Labą dieną, labas rytas. Šiandieną Santaros klinikose mūsų tiesioginė transliacija skirta pasauliniai limfomos dienai. Ir apie limfomą kalbiname Santaros klinikų gydytoją hematologę Skirmantę Černauskienę. Miela gydytoja, kokios yra svarbiausios, gal apie limfomą, limfmazgį, gal galim tas sąskambi žodžio su limfmazgiais, limfa susijusiais, o kokios yra svarbiausias limfmazgių funkcijos ir galbūt kokie mechanizmai gali lemti jų padidėjimą, nes kartais žmonės aptinka, sako, padidėjo limfmazgiai. Ir kada tas limfmazgių padidėjimas laikomas jau tokiu tarsi signalu į ligą arba pavojingesnę būklę. Labą dieną, tai tikrai labai ačiū už kvietimą pakalbėti. Man be galo įdomia tema apie limfomas, to labiau, kad tikrai dabar minima ir limfomų diena, tai tikrai ir ačiū visiems prisijungusiam, lauksim klausimų ir klausytojų. O limfmazgiai iš tiesų yra didelės limfinės sistemos dalis, kurioje atlieka bene svarbiausia funkcija kovojant su įvairiomis infekcijomis ir dalyvaujant kitose imuninės sistemos reguliacijos reikalaujančiose reakcijose. Ir būtent limfmazgiai, kurių iš tiesų pas mus yra šimtai įsidėšiusių pačiose įvairiausiose lokalizacijose, dėka juose susitelkusių didžiausio kiekio imuninės sistemos ląstelių limfocitų, taip pat dėka jų ypatybės anatominės didėti, keistis, vykstant įvairiems procesams, tampa kone idealių organų, kuomet būtent mes kalbame apie kovą su įvairiais svetimais į žmogaus organizmą patekusiais antigenais. Ir būtent dėl to, iš tiesų, per visą žmogaus gyvenimo eigoje limfmazgių dydis gali keistis, įvairuoti, priklausyti nuo žmogaus amžiaus. Pavyzdžiui, vaikų amžiuje limfmazgiai labai reaktyvūs, didėja nuo menkiausių infekcijų, vakcinų ir gali ilgą laiką išlikti padidėję ir nereiktų dėl to gąsdintis. Taip pat priklauso nuo lokalizacijos, tarkim, kaklo, kirkšnų sričių limfmazgiai, kuriuose nuolat vyksta tokia lėtinė antigeninė stimulacija, kadangi šiose sritise dažniausiai vyksta įvairūs ūmūs ar lėtiniai uždegiminiai procesai, tai šių lokalizacijų limfmazgiai taip pat gali visą laiką būti saikiai didesni. Taip pat priklauso nuo to, kaip dažnai žmogus serga, kaip dažnai susiduria su infekcijom įvairiom ir visą tai gali nulemti tą limfmazgių padidėjimą. Taigi tikrai ne visada limfmazgių padidėjimas pranašauja pačią blogiausią ligą. Tikrai, kaip jūs ir minėjot, žmonės dažniausiai iš karto apčiuopus padidėjusius limfmazgius išsigąsta, kad jau tai pati blogiausia priežastis galima vėžys, tačiau iš tiesų jinai yra pati rečiausia. Ir kur kas dažniau yra nustatomos infekcinės priežastys, tarp jų virusinės infekcijos, kitos autoimuninės ligos, netgi vartojami vaistai ir tikrai onkologinės ligos yra pačios rečiausios. Pačios rečiausios. Čia džiugi žinia. Taip. O sakykit, jeigu pastebime tuos išvardintus jūsų limfmazgių padidėjimus, žinoma, jūs sakote, nepulti, neišsigąsti, nes gali būti įvairių priežasčių. Ir nebūtinai čia piktybinė liga, bijome to žodžio vėžys, bet nebūtinai vėžys. Bet vis tiek, jeigu taip jau atsitinka, kad man pasirodo lyg tas limfmazgis padidėjęs, ar man pulti atlikinėti kažkokius kraujo tyrimus, ar galbūt, ką jūs patarėte tokiu atveju, ar tiesiog gal, kad ramiau būtų nueiti pas gydytoją ir pas kokį gydytoją pasikonsultuoti, būtent jeigu limfmazgiai man padidėja. Taip, tai iš tiesų, jeigu pastebit padidėjusius limfmazgius, jeigu tuo metu sergatume kvėpavimo takų infekciją ar turi, tarkim, kažkokių dantų problemų, tai galima tiesiog palaukti, gydyti tą priežastį ir stebėti. Jeigu limfmazgiai vis dėlto neišnyksta, išlieka padidėję, reikėtų kreiptis pas šeimos gydytoją. Ir tikrai šeimos gydytojai tuomet pirmiausia apžiūrėję pacientą, įvertinę
jos simptomus, galbūt yra kitų aiškių priežasčių, kas galėjo lemti limfmazgių padidėjimą, taip pat apžiūrėję tą darinuką, turi vertinti, ar tai apskritai yra limfmazgis, ar tai nėra kitas poodinis darinys, abscesas ir panašiai. Ir jau tada šeimos gydytojas įvertinęs, ar tai yra pavojingos limfadenopatijos požymių ar nėra, gali nukreipti tolesniems specialistam ir tyrimo atlikimui, būtent pirmiausia remiantis paciento apžiūrą ir anamnezės, tai yra ligos istorijos surinkimu. Ir iš tiesų, kokius išskirčiau, pavojingus požymius, kuriuos svarbu žinoti ir patiems žmonėms, ir kitiems gydytojams, kada jau galbūt reikėtų nedėlisti ir planuoti tolesnius tyrimus, tai yra taip vadinamos tokios raudonos vėliavos, kada reikėtų sunerimti. Ir pirmiausia, tai yra iš tiesų vyresnio amžiaus žmonės, kadangi jiems visada yra šiek tiek didesnė onkologinių ligų rizika, tai jeigu žmogus virš 40 metų kreipiasi dėl padidėjusių limfmazgių, visada jau turime turėti šiek tiek didesnį budrumą. Taip pat, jeigu yra pažeisti tam tikrų lokalizacijų limfmazgiai, pavyzdžiui, raktikaulio srities, taip pat, jeigu atlikus rentgenogramą nustatom padidėjus tarpuplaučio limfmazgius, tai taip pat yra signalai, rodantis didesnį onkologinės ligos riziką. Labai svarbu yra tai, jeigu esant padidėjusiems limfmazgiams mes neturim jokių kitų aiškių priežasčių. Tai yra žmogus neserga jokia infekcija, neturi jokių simptomų, tiesiog izoliuotai padidėja limfmazgiai. Taip pat svarbus signalas. Be galo svarbu yra laikas. Tai yra, jeigu per stebėjimo laikotarpį limfmazgiai neišnyksta ir priešingai jie didėja, kietėja, tampa infiltruoti, tai irgi yra onkologinės ligos požymis. Kartu, jeigu pasireiškia tokie bendrieji ryškūs simptomai, kaip labai intensyvus naktinis prakaitavimas, kada žmogus turi keisti naktį patalynę, naktinius drabužius, jeigu kyla temperatūra, dažniausiai vakarais aukšta, daugiau 38 laipsnių, taip pat yra pavojingas signalas. Ir taip pat, jeigu krenta nepaaiškinamai svoris, tai yra žmogus valgo taip pat, toks pat fizinis aktyvumas, tačiau krenta palaipsnis svoris, taip pat reikėtų sunerimti ir kreiptis tolesniem tyrimam. Ir iš tikrųjų pagrindinis ir ko gero pats racionaliausias kelias iš tiesų net nekeliauti pas hematologą, bet jeigu jau šeimos gydytojas įtaria, kad tai yra kažkokia rimtesnė priežastis negu infekcija to limfmazgių padidėjimo, tuomet turėtų nukreipti pirmiausia radiologiniam tyrimui, tai yra, tarkime, echoskopija ar kompiuteriniai tomografijai, kad gydytojas radiologas įvertintų, ar tie limfmazgiai turi piktybiškumo požymius ir jeigu taip, toliau nukreiptų biopsijai. Ir tik po biopsijos rezultatų jau tada šeimos gydytojas gali tikslingai nukreipti specialistui, jeigu hematologinė liga hematologui, onkologui, infektologui, jau priklausomai nuo biopsijos rezultatų. Labai gražiai schemą sudėliojate, kad pirmas žingsnis vis tiek yra žmogui šeimos gydytojas. Ir tada šeimos gydytojas reiškia, kokia turi būti edukacija vidinė šeimos gydytojo, kad jisai turėtų orientuotis ir gaudytis toje ligoje, ne tik toje ligoje, bet būtent susijusioje su limfmazgių padidėjimu. Nes šiaip žmogus organiškai tarsi puola iš karto Santaros klinikos hematologo konsultacijai. O juk visai, kas paaiškėjo, ne pas jūs pirmiausia turi žmogus. Tikrai ne, ir mes labai stengiamės ir su kraujo organizacija, ir mūsų hematologijos centro aktyviai vykdyti tą veiklą ir rengti šeimos gydytojams seminarus, nes tai yra tikrai labai svarbu. Nes iš tiesų kol kas netaip retai susiduriam su tuo, kad pacientas nukreipiamas hematologui dėl padidėjusių limfmazgių. Žinoma, laukimo laikas konsultacijos yra gana ilgas ir kada žmogus po tų 2 mėnesių atvyksta pas mane, dažniausiai būna viskas išnykę. Jis, sako, aš taip sirgau, buvo padidėję, bet kol jūsų laukiau, viskas išnyko. Tai vadinasi, jam iš tiesų buvo net ir nereikalinga ta konsultacija, galėjo šeimos gydytojas pastebėti ir nebūtų tos eilės taip pat didinamos. Ir priešingai, jeigu gydytojas turėtų žinių, kokie yra pavojingi simptomai, kada tikrai reikėtų įtarti, jis tikslingai nukreiptų chirurgui ir jau su patvirtinta diagnoze iš limfmazgio biopsijos žmogus gali patekti pas hematologą per žalią koridorių, tai yra kelių dienų bėgi, tai tas kelias kur kas sklandesnis. O tada pabaigoje mes galbūt apie limfomą tai kalbėsime irgi apie paciento kelią, dar akcentuosime, dar
tiesiog norėjosi pasidžiaugti, bet jūs priminėte apie tai, ką daro Santaros klinikų onkohematologijos centras kartu su bendrija Kraujas, organizuodami būtent ne tik pacientam paskaitas apie kraujo ligas, bet būtent mokydami ir dalindamiesi savo patirtimis su visos Lietuvos šeimos gydytojų srautu didžiuliu. Teko pačiai dalyvauti ir mačiau, kiek daug šeimos gydytojų suinteresuotų pagelbėti savo žiniomis ir praplėsti tas žinias būtent iš mūsų Santaros klinikų medikų apie kraujo ligas. Tikrai ir turbūt kiekvienais metais jų daugėja. Taip, tikrai stengiamės visada dalintis, nes tada ir tas bendradarbiavimas ir galiausiai pacientai gauna tą išlošę, tikrai gauna tą optimaliausią priežiūrą, kokią tik įmanoma. Tai vardant to visada ir stengiamės. Šeimos gydytojus, kurie žino, ką daryti. Taip. Tai dabar pakalbėkim jau apie tą limfomą, jeigu jau išaiškėja, kad galbūt reikia hematologo pagalbos, įtarė šeimos gydytojas, atlikęs radiologinius tyrimus ir visus kitus konsultacijas, pasižiūrėjo, kad galbūt čia vis tik limfoma. Tai kas yra limfoma ir kodėl ji išsivysto? Taip, tai limfoma, iš tiesų vystosi iš limfocitų, tai yra imuninės sistemos ląstelės, kurios normaliai vykdo pačias įvairiausias funkcijas žmogaus organizme. Tai yra, nors ta ląstelė pati yra tokia maža, žiūrint per mikroskopą atrodytų gana neįdomi, bet jinai yra be galo plačiame spektre ir vykdo tikrai daugybę įvairių funkcijų mūsų organizme. Ir iš tiesų su tuo susiję, kad ir limfomos yra tokios be galo skirtingos ir labai įdomios ligos, galinčios pažeisti pačias įvairiausias lokalizacijas ir sukelti pačius įvairiausius simptomus. Bet paprastai sakant, limfoma tai yra kuomet įvyksta tam tikrie genetiniai pakitimai limfocituose ir jie pradeda nekontroliuojamai daugintis ir galiausiai suformuoja naviką, kuris dažniausiai pažeidžia limfmazgius, bet taip pat gali išsivystyti bet kurioje kitoje lokalizacijoje. O kokie simptomai išduoda? Jūs buvote užsiminusi apie naktinį prakaitavimą, bet limfoma turi dar įdomių tokių labai specifiškų požymių, kurie žmogui net negalėtų įtarti, kad tai galėtų būti kraujo liga, tokia pavojinga kraujo liga. Ir tada, ar kraujo tyrimą atlikę žmogus gali ją apčiuopti, nes yra simptomatika ir yra kraujo tyrimai. Taip, tai iš tiesų, irgi kaip jau užsiminiau, iš tiesų dėl to, kad šita liga vystosi iš kraujo ląstelės, iš limfocitų, kuri migruoja normaliai visame žmogaus organizme. Nors didžiausias jų kiekis susitelkęs limfmazgiuose, bet ji taip pat gali patekti į bet kurį audinį, bet kurį organą, kurį mes galime įsivaizduoti. Ir būtent su tuo susiję ir simptomų spektras. Žinoma, dažniausiai toks pagrindinis ligos pasireiškimas vis dėlto yra padidėję, kieti, infiltruoti, nepaslankus limfmazgiai, bet taip pat gali pažeisti ir odą, galime stebėti vidaus organų pakenkimą, tarkim skrandžio, virškinamojo trakto, tada mes galime turėti su tuo susijusi simptomatiką, pilvo skausmų, svorio kritimą, gali būti tarpuplaučio limfmazgiai pažeisti, tuomet žmogus dūsta, trūksta oro. Ir galiausiai, kadangi tai yra imuninės sistemos liga, dalyvaujant įvairiose uždegiminėse reakcijose, kada jinai yra pažeidžiama, būtent tai gali sukelti ir tokius bendrus simptomus, kaip temperatūra aukšta kylanti, toks ūmios infekcijos vaizdas, labai intensyvus prakaitavimas, taip pat su tuo susijęs. Tai tokie irgi bendrieji simptomai. Tačiau iš tiesų labai dažnai ta liga ir nepasireiškia niekaip ir yra nustatoma profilaktinių tyrimų metu, ypatingai jeigu tai nėra kažkur periferijoje, kakle, pažastyse, kirkšnyse limfmazgiai, jeigu tai yra pilve,
plaučiuose, tai yra organuose, kurių mes taip paprastai neapžiūrėsim, neapčiuopsim, tai tikrai gana dažnai yra nustatoma ir atlikus profilaktinius, tarkim, rentgenogramos ar echoskopijos tyrimus. Ir taip pat, kalbant apie kraujo tyrimus, iš tiesų ir pacientai dažnai nustemba, kad kaipgi aš čia visada dariaus kraujo tyrimus, aš save stebėjau, rūpinaus ir aš susirgau tokia liga, nieko nerodė. Ir iš tiesų, nors tai yra tarsi kraujo sistemos, kraujo ląstelės liga, tačiau kraujo tyrimai dažniausiai yra vis dėlto normalūs. Ir tik pažengusios ligos atveju, kuomet jį plinta kaulų čiulpuose ir dėl to yra sutrikdoma normalių kraujo ląstelių gamyba, mes galime matyti jau kraujo pakitimus, bet tas iš tiesų nustatoma gana retai. Tai iš tiesų mes kol kas dėja neturim tokio kraujo žymens, tarkim, ar kraujo rodiklio, pagal kurį galėtume pasakyti, ar yra limfoma ar ne. Jekis pasižiūrė ir iš karto žinai. Dėja, viskas šiek tiek sudėtingiau. Ar limfoma yra viena liga ir ar ją sudaro skirtingi ligos tipai? Nes jūs užsiminėte, kad gali pasireikšti per skirtingus organus. Tai odos, galbūt perštėjimai, ten dar kažkokie tai, arba ten pilvo organų infekcinių susirgymų. Ir kas lemia, kad išskiriama tiek daug skirtingų tų tokių požymių ir tipų limfomos? Taip, tai čia irgi, man be galo įdomi tokia sritis, kad, atrodo, ta liga vystosi iš tos pačios vienos, ir kelių tipų ląstelių, bet gali taip skirtingai pasireikšti. Ir iš tiesų istoriškai šita liga buvo klasifikuojama, skirstama labai paprastai, tiesiog, britų seras Thomas Hodgkinas, jisai pirmasis aprašė pacientą su padidėjusiais limfmazgiais, kuriam atlikus biopsiją nustatytos tam tikros limfomai būdingos ląstelės. Ir visi šie pacientai nuo to karto buvo vadinami, kad tai yra Hodgkino limfoma. Jeigu tų ląstelių specifinių nenustatyta, tiesiog ne Hodgkino limfoma. Tai buvo tokios dvi didelės grupės, nieko nesuteikiančios per daug informacijos, bet metai iš metų daugėjant ir įvairių genetinių tyrimų, fenotipinių, histologinių tyrimų, klinikinių žinių, ta klasifikacija vis smulkėjo iki tol, kad mes dabar turime tikrai daugiau kaip 100 skirtingų limfomos variantų ir iš tiesų visos jos skiriasi tiek savo veiksniais, kurie ją sukėlė, kaip jį vystėsi, savo agresyvumu, savo pasireiškimu. Tikrai, kaip jūs ir minėjote, tai gali būti ir priklausomai nuo organo, ar tai yra virškinamojo trakto, odos, galvos smegenų limfoma. Tai yra tikrai tas ligų spektras didžiulis, skirtingų variantų yra labai daug. Ir nors iš pradžių tiek pacientam, tiek kitų specialybių gydytojam tie limfomų pavadinimai šiek tiek gąsdina, jie atrodo sudėtingi, tačiau kai ramiai perskaitai ir įsigilini, pamatai, kad tai ne šiaip kažkoks žodžių kratinys, juose iš tiesų užkoduota labai daug naudingos informacijos, būtent ir veiksnys, kuris sukėlė, ar ta liga agresyvi ar ne, kokį organą pažeidžia, kokia jos prognozė ir tai galiausiai mums net padeda spręsti dėl tinkamiausio gydymo tam pacientui. Tai tikrai tos žinios apie skirtingus ligos variantus, genetinių tyrimų, ypatumų nustatymas kiekvienos ligos atveju mums yra labai svarbu, parenkat patį tinkamiausią gydymą konkrečiam pacientui. Tai jūs reiškia, nustatę limfomą, vis tiek kažkokius tyrimus atliekate, net genetinius tyrimus? Ir apskritai, kokius jūs diagnozuojant limfomai atliekate tyrimus? Jau kaip supratome, kraujo tyrimai gali nieko neparodyti. Ką daryti, kaip nustatyti tą limfomą ir po to net labai įdomu, kad net genetinius darote. Taip, jau galbūt jie dar nėra tiek pačioj klinikiniai praktikoje, bet tikrai mokslinių tyrimų, tai jau labai plačiai ir tikrai jie vis artėja ir mūsų kasdienybę. Ir kalbant apie tą diagnostikos visą kelią, iš tiesų dar kartą tiesiog paakcentuosiu, kad gydytojas hematologas, kaip ir bet kurios kitos specialybės gydytojas, limfomą gali tik įtarti. Mes apžiūrėję pacientą, peržiūrėję radiologinius tyrimus, galime manyti, kad tai yra limfoma, įtarti, ar jie agresyvi ar ne, bet vienintelis gydytojas, kuris mums pasako, kad tai tikrai yra limfoma ir koks tiksliai jos variantas, tai yra gydytojas patologas. Tai visada nebejotinai svarbiausias tyrimas yra biopsija
ir gydytojo patologo įvertinimas. Tai mes irgi labai vertinam savo bendradarbiavimą su gydytojais patologais, jų patirtį, kadangi tai jų darbas tikrai irgi labai sudėtingas atskiriant visus tas skirtingus limfomų variantus. Na ir kuomet mes jau turime jų atsakymą, tuomet priklausomai nuo to, koks ligos variantas, planuojame tolesnius tyrimus. Visiems pacientam atliekame taip pat kraujo tyrimus, jie labiau skirti vertinti ne tiek ligos plitimą, bet įvertinti kitų organų funkciją, tarkim inkstų, kepenų, širdies, kas mums svarbu yra toliau sprendžiant dėl gydymo. Ir ko gero svarbiausias kitas tyrimas diagnozavus limfomą, tai yra stadizavimas, tai yra ligos išplitimo įvertinimas ir tą tyrimą stadizavimą mes parenkam pagal ligos agresyvumą. Jeigu liga yra agresyvi, kas reiškia greitai besidauginanti, šiuo metu standartinis tyrimas yra pozitrono emisijos tomografija, kuri remiasi tam tikros kontrastinės medžiagos skirimu, kurią aktyviausiai kaupia limfomos ląstelės. Ir šitas tyrimas be galo jautriai įvertina mums visus, parodo ligos židinius ir mes juo remiantis galime nustatyti ligos stadiją. Tikrai irgi noriu pasidžiaugti, kad šitas tyrimas prieinamas visiems Lietuvos pacientam ir jo dėka mes galime atsisakyti ir kai kurių invazinių tyrimų, pavyzdžiui, kaulų čiulpų biopsijos, kuris iki PET šito pozitrono emisijos tomografijos tyrimo buvo būtinas, tačiau jis vis dėlto yra nemalonus, invazyvus, skausmingas tyrimas, o šiuo metu PET tyrimas taip pat parodo ir plitimą čiulpuose. Tai dėka tos irgi radiologinių tyrimų pažangos pacientam tas ištyrimas mažiau nemalonus. Ir jeigu liga yra mažiau agresyvi, labiau geros, lėtos eigos, tai atliekame šiek tiek paprastesnius tyrimus, kaip klasikinė kompiuterinė tomografija, echoskopija ir rentgeno tyrimai. Ir jau tada, turint ligos stadiją, žinant išplitimą, žinant paciento organų pagrindinių veiklą, mes visada konsiliumo metu parenkame jam pačią tinkamiausią gydymo taktiką. Kaip tik ir turėjome klausimą, ką reikėtų žinoti apie limfomos stadiją. Tai jūs labai gražiai ir priėjote prie to, kad stadijų nustatymas tiesiog leidžia nustatyti tolimesnį gydymą. Taip, ir iš tiesų irgi, ką galbūt norėčiau labai pabrėžti, ką ir savo pacientam visada noriu juos nuraminti, kadangi tikrai, kuomet išgirsta žmogus onkologinės ligos diagnozę, yra iš karto tas klausimas, kokia čia stadija, tarsi tai būtų jau nuosprendis. Jeigu pirma viskas bus gerai, jeigu ketvirta reiškia, man jau nėra jokių vilčių. Ir visada svarbu žinoti, kad kraujo ligos skiriasi nuo solidinių navikų, tai yra krūties, žarnyno ir kepenų ligų. Kadangi kraujo ląstelės cirkuliuoja visur, mes labai dažnai nustatome pažengusią stadiją, 3 ar 4, bet tai nekoreliuoja su prognoze taip, kaip kitų ligų atveju. Tai net ir nustačius 3 ir 4 stadiją mes tikrai galim pasiekti tokius pat puikius gydymo rezultatus, kaip ir ankstesnių stadijų metu. Tai mums jis svarbi. Mes galime vertinti prognozę, ligos agresyvumą, bet gydymo sėkmė tai nėra lemiantis veiksnys, ar žmogus pasveiks ar ne. Tai tas svarbu irgi žinoti ir nesigąsdinti tų vėlesnių stadijų. Būtent kokio klausimo jūs turbūt dažniausiai ir sulaukėte iš pacientų arba jų artimųjų? Kokia stadija ir kiek procentų? Ir kiek procentų ir turbūt kodėl. Dar taip pat yra, kas sukėlė. Tas visada klausimas yra, į kurį dėja mes dažniausiai neturim atsakymą. O jeigu jūsų paklausėt, tai kiek jūs duodate man procentų išgyventi? Taip, kadangi yra labai daug skirtingų limfomos tipų, tai jų prognozė ir tie šansai pasveikti irgi yra skirtingi, bet tikrai svarbu žinot, kad hematologija labai sparčiai žengia į priekį, praktiškai kasmet mes turime naujus gydymo būdus, naujas gydymo galimybės, tai tuo pačiu ir tie šansai pasveikti ir gyventi ilgalaikį pilnavertį gyvenimą, jie kasmet gerėjantis. Tai tikrai tai skiriasi kiekvienu ligos atveju, bet vienaip ar kitaip daugiau kaip 50-70% pacientų gali pasveikti nuo limfomos. 3-4 stadiją. Labai gerai, kad jūs tą irgi paakcentavote, nes žmonės išgirdę tikrai save galbūt nurašo. O apie gydymą gal trupučiuką pakalbėkime,
koks gydymas, ar jisai būna labai agresyvus, žmonės bijo turbūt to gydymo plaukų netekimo, ten dar kažkokių pykinimų. Koks gydymas yra sergant limfoma? Taip, tai čia turbūt įskirčiau tikrai kaip dar vieną didelį tokį punktą, dėl ko limfomos yra labai įdomios, kadangi jų gydymas taip pat labai įvairuoja. Ir jis gali būti nuo paprasčiausio stebėjimo, kas irgi dažnai pacientus nustebina ir kitus gydytojus, kad tarsi juk man diagnozuotas vėžys ir jūs sakot nieko nedaro, taip, kodėl jūs nieko nedarot ir kodėl jūs laukiat, kol man pablogės. Tai irgi labai svarbu iškomunikuoti ir mes tikrai stengiamės detaliai kalbėti, kad taip, jums yra onkologinė liga, jums yra diagnozuota limfoma, bet jinai yra labai lėta, labai geros prognozės. Jeigu jinai nesukelia jokių simptomų, jokių organų reikšmingo pažeidimo, mes tikrai tokius pacientus galim stebėti ir ilgą laiką jie gali išbūti be jokio gydymo ligai nesuaktyvėjant. Tai viena dalis yra tokia, ar ne, kada mums net nereikia nieko daryti, tiesiog pakalbėti su pacientu ir tokį daugiau psichologinę ramybę atnešti, kad jūs galite gyventi su šita liga. Ir aišku, toliau jau žengiant link kitų ligos variantų, agresyvesnių ligos variantų gydymas taip pat tampa intensyvesnis, kadangi kuo agresyvesnė liga, siekiant ją išgydyti, mums taip pat reikia agresyvesnio gydymo ir intensyvesnio. Ir dar turbūt prieš 10 metų visos agresyvios limfomos buvo gydomos gana unimorfiškai, skiriama tiesiog viena chemoterapija ir vienom veikia geriau, kitom blogiau, bet nebuvo kitų gydymo galimybių. Ir prieš, kaip minėjau, kažkur 10 metų atsirado imunoterapijos galimybės, taip vadinama taikinių terapija, vaistai, kurie specifiškai veikia limfomos ląsteles ir jie tikrai sukėlė tam tikrą revoliuciją, jie ženkliai pagerino limfomą sergančių pacientų gydymo rezultatus, sumažino šalutinių reiškinių dažnį. Ir iš tiesų dabar tas standartinis gydymas ir remiasi kombinuotų gydymų tiek skiriant imunoterapiją, vaistais veikiančiais limfomos ląstelių paviršiuje esančias medžiagas, baltymus, taip pat kombinuojant ir su chemoterapija, siekiant kuo didesnio atsakų dažnio ir to ilgalaikio pasveikimo. Tačiau tikrai, kalbant toliau, tarkim, jeigu ar gydymas nesuveikia pirmos eilės gydymas, tai svarbu irgi tą žinot, kad yra tolesnių gydymo galimybių ir čia jau iš tiesų plačiai taikomi ir minėti genetiniai tyrimai, kadangi kuomet nesuveikia tas pirmos eilės gydymas, mes visuomet stengiamės pasižiūrėti, kas su šita liga ne taip, kuo ji ypatinga, kokius ji turi ypatumus, dėl ko tas standartinis gydymas nesuveikia. Ir paskui, remiantis jau tais nustatytais individualios ligos ypatumais, ieškome taikinių, tai yra tam tikrų vaistų, kurie veiktų jau specifiškai būtent tą ligos pokytį. Ir šitas irgi gydymo kelias yra be galo įdomus, toks žengiantis link labai individualizuotos medicinos ir individualizuoto limfomos gydymo. O kaip jūs žinot, kad gydymas yra efektyvus? Taip, tai čia irgi geras klausimas. Tai iš tiesų, ar ne, nustačius limfomą ir jeigu gydymas yra reikalingas, mes skiriame tam tikrą gydymo kursą ir tuomet gydymo atsaką vertiname vėlgi radiologiniais tyrimais. Tai taip pat, jeigu tai yra agresyvi limfoma, atliekame tą patį kaip ir stadizavimo metu pozitrono emisijos tomografijos tyrimą arba kompiuterinės tomografijos. Ir juo metu mes matome, ar pavyko išnaikinti visus ligos židinius ir tuomet yra konstatuojama pilna remisija, arba jeigu neišnykę pilnai židiniai, tuomet sprendžiame, ką toliau daryti jau pagal tą situaciją. O kaip dažnai liga sugrįžta, jeigu taip galima sakyti, sugrįžta? Ir jeigu sugrįžta, ar mes turime galimybę vėlgi, kaip jūs sakėte, pirmas gydymo etapas, gali būti antras, ten kažkokie taip pritaikote, pasižiūrite, kas jeigu netiko, kitką kažką tai galite pasiūlyti žmogui. Tai jeigu liga jau sugrįžo antrą kartą po remisijos, ar tai būna, aš nežinau, bet kaip dažnai liga sugrįžta ir nuo ko tada priklauso ta gydymo sėkmė?
Taip, tai iš tiesų mūsų turbūt toks didžiausias svajonė ir tikslas, kad visus pavyktų išgydyti, to vadinamo pirmos eilės gydymo metu. Deja, tikrai yra atveju, kad liga sugrįžta arba net nesuveikia gydymas ir taip vadinama liga yra refraktari, atspari gydymui. Ir tuomet mes jau žinoma susidurėme su sudėtingesnė situacija. Ir vėlgi netaip seniai, dėja, tokioje situacijoje mūsų gydymo galimybės buvo gana ribotos. Jeigu žmogui neveikia viena chemoterapija, dažniausiai neveikdavo ir jokia alternatyvi. Na ir savaime suprantama, dėl to jau pacientų prognozė, kuriems įvyko ligos atkritis arba liga buvo refraktari, jinai tampa nepalanki. Ir vėlgi čia dabar labai norėčiau pasidžiaugti tą hematologijos pažangą ir ypatingai limfomų srityje, kadangi dėka, iš tiesų turbūt čia reikėtų pradėti dėka diagnostinių tyrimų pirmiausia, tų pačių genetinių tyrimų, ligos ypatumų nustatymų, tai leido kurti ir naujas gydymo galimybės, naujus imunoterapijos būdus, naujus taikinių terapijos būdus. Ir būtent dėl viso to mes net ir įvykus ligos atkričiui tikrai turime šiuo metu pasirinkimą alternatyvių gydymo būdų. Ir turbūt labai dažnai mes Lietuvoje susiduriam su ta problema, kad galbūt pasaulyje yra tie gydymai, bet jie yra brangus, tai yra nauji vaistai, jie yra dažniausiai nekompensuojami, tai labai norėčiau pasidžiaugti ir mūsų ligoninės, mūsų centro pastangom, kad visada stengiamės, kad naujausi vaistai įvairiausiais keliais taptų prieinami mūsų pacientais, ar tai būtų įvairios paramos programos, ar klinikiniai tyrimai. Tai viską tą stengiamės, kad tai būtų prieinama ir iš tikrųjų didžioji dalis žmonių, kuriems diagnozuota limfoma, Lietuvoje gauna tokio pat lygio gydymą kaip ir bet kuriam vakarų centre. Ir net ir esant ligos atkričiui, dėl to mes galime pasiūlyti alternatyvius gydymo variantus. Tai dėl to tai taip pat nėra nuosprendis, kad jau viskas, mes galime keliauti toliau ir bandyti įveikti ligą dar kartą. O dar gal galima, čia šiek tiek norisi nueiti nuo tos linksmesnės ir pingesnės temos apie pašalinius reiškinius. Gydant ligą ir, sakykime, jeigu esi jau remisijoje, kas po tuo slypi. Na, įdomu būtų ir tiek gydymo metu, kaip žmogus gali jaustis, ko tikėtis blogiausia, bet aišku, geriausia tikimės, mes pasveiksime, bet vis tiek kažkoks etapas yra, kai tu jausiesi turbūt ne taip, kaip norėtum jaustis. Bet žinai, kad čia dabar yra tokia gydymo eiga ir kas būna, kokie pašaliniai reiškiniai. Dar galbūt klausimas būna apie lytinį, pavyzdžiui, po to galėsiu ar negalėsiu turėti vaikų. Taip, tai tie klausimai tikrai yra labai svarbus. Irgi ypatingai tais atvejais, kada, tarkim, limfoma yra diagnozuojama profilaktinio tyrimo metu. Pavyzdžiui, žmogus nieko nejautė, jis jautėsi gerai, tada tu staiga pasakai, kad jums limfoma, jums vėžys ir reikalinga chemoterapija, kuris sukelia iš tiesų sunkius šalutinius reiškinius, kuriuos aptarsime. Ir, žmogus dažnai net tokį jaučia pasipriešinimą, galbūt netgi pirminis toks yra neigimas, piktumas, kad juk aš jaučiausi gerai ir dabar nuo jūsų gydymo man blogiau. Tai yra tas toks net kaltinimas, kad ar tikrai to reikia ir kas čia vyksta, aš dabar blogai jaučiuosi ir ta chemoterapija, kam jį reikalinga. Tai vėlgi tas yra labai svarbu, kad mes turim labai daug laiko skirti iš tikrųjų aptarti ir tos šalutinius poveikius ir kokia yra motyvacija juos iškęsti vis dėlto, ar ne? Kad dėja negydoma liga, jinai kelia didesnį pavojų žmogaus gyvybei, negu tie šalutiniai reiškiniai, kad ir kokie nemalonus jie būtų. Tai šalutinius reiškinius galbūt išskirčiau į tokias pagrindinės grupės, tai yra ankstyvuosius, kurie pasireiškia gydymo metu.
ir paskui pasibaigia nutraukus gydymą, ilgalaikius, kurie pasireiškia gydymo metu, bet tęsiasi paskui ilgai, net ir pasveikus, ir paskui yra taip pat vėlyvųjų šalutinių reiškinių rizika, kurie pasireiškia jau praėjus, tarkim, 5-10 metų po gydymo pabaigos. Tai visose tose etapuose svarbu žinoti, kas gali būti, kaip valdyti tos šalutinius reiškinius. Na ir ankstyvuoju laikotarpiu turbūt dažniausia problema, su kuo mes susiduriam, kad chemoterapija dėja veikia ne tik tas limfomos ląsteles, bet veikia visas ląsteles, kurios greičiau dauginasi. Ir tai yra plaukai, gleivinės, tai dažniausiai iš tiesų nuslenka gydymo metu plaukai, bet visada žmonės raminam, kad tik baigus gydymą, jau praėjus 2 savaitėm jie atauga. Tai čia yra tikrai toks laikinas pakitimas. Taip pat, žinoma, beveik visus pacientus vargina pykinimas, gleivinių jautrumas, virškinimo trakto sutrikimai. Tai visada irgi skatinam sakyti savo gydytojui, konsultuotis, nes tikrai irgi yra medžiagų, tiek vaistinių, tiek natūralių, kaip tą palengvinti ir gydymo metu pareguliuoti. Turbūt didesnė problema yra infekcijų rizika, kuri yra didesnė limfomos sergantiem pacientam tiek dėl pačios ligos, kadangi limfomos metu limfocitai nebefunkcionuoja normaliai ir tiek dėl limfomos žmogus yra imlesnis ir gali sunkiau sirgti, ir taip pat gydymas, taip pat dėja tuo laikotarpiu slopina imuninę sistemą. Tai reikia iš tiesų saugotis, vengti didelių susibūrimų vietų, kontaktų, žinoma, su sergančiais žmonėmis. Ir tai tas yra toks pagrindinis galbūt žmogui budrumas, ką reikia turėti gydymo metu. Ilgalaikiai šalutiniai reiškiniai iš tiesų yra labai svarbus, kadangi jie dažnai ženkliai pablogina žmogaus gyvenimo kokybę. Vienas iš dažnesnių, su kuo mes susiduriam, tai yra neuropatija, kada chemoterapija paveikia nervinės galūnes, nervinės šakneles ir žmogus gali jausti aptirpimą, skausmingumą ir tas paprastai tęsiasi ilgą laiką, bet vėlgi tikrai yra priemonių, kaip tą sukontroliuoti. Ir taip pat labai svarbus paminėtas momentas apie nevaisingumo problemą, kadangi limfomomis tikrai dažnai serga ir jauno amžiaus pacientai, ypatingai Hodžkino limfoma, tas sergamumo pikas yra apie 20-25 metus, tai tikrai dažnai jauni, dar nesukūrę šeimos žmonės, tai taip pat visada rekomenduojam prieš pradedant gydymą vaisingumo specialistų konsultaciją, aptar galimybės, kaip galima tą išsaugoti prieš skiriant chemoterapiją. Ir taip pat dažniausiai vis dėlto tas vaisingumas atsistato po gydymo. Tai aišku, jis gali būti sudėtingesnis, bet jeigu tai yra jaunas žmogus, pasveiksta, dažniausiai tai tas funkcijos taip pat atsistato. Tai tada peršokime į gyvenimą po gydymo. Gyvenimo šiapą, gyvenimo tonapą. Kai baigėme gydymą, kaip ir kiek ilgai mes turim stebėti pacientą, kokių galbūt pacientui atsargumo priemonių reikėtų imtis, ir kaip jūs su juo toliau bendraujat? Ar bendraujat? Ir kiek dažnai? Tai labai iš tikrųjų čia tas toks momentas dažnai taip pat būna jautrus, nors dažniausiai būna jis džiugus, nes visgi dauguma pacientų pasveiksta ir tu kaip praneši jam tą gerą žinią, po to PET tyrimo atsako vertinimo, kad viskas gerai, jums remisija ir tarsi nebereikia to gydymo, nebereikia tolesnių vizitų, tai vienu metu būna žmogui labai dažnai ir didelis džiaugsmas, bet kartu išgrūna ir nerimas, kadangi tikrai, kaip jūs gražiai pasakėt, toks tu atsiduri į kitą, kaip šiapus ir anapus, tu buvai dabar tokiam nuolatiniam intensyviam stebėjime, gydyme, atrodo buvo kontrolė labai intensyvi ir tas ramina. Ir kai tu pasakai, kad taip, dabar viskas gerai, mes nieko nebedarysim, nieko nebereikia čia lankytis arba lankytis retai, tai žmonėm labai toks nerimas ir kaip su tuo susitvarkyti, ar liga sugrįž, ką aš galiu padaryti, kad liga nesugrįžtų, kaip stebėti, tai tikrai tai toks ir džiugu, bet taip pat turim irgi bendrauti, kalbėti, kaip gyventi po to, kada liga yra suvaldyta.
Ir iš tiesų paprastai mes keletą metų stebime po limfomos gydymo, tačiau jeigu per pirmuosius 2 metus ligos sugrįžimas neįvyksta, tai rizika, kad jisai įvyks, yra labai maža, nes didžiausia tikimybė, kad įvyks per pirmus 2 metus. Jeigu to nėra, tai labai krenta kreivė, iki kelių procentų pacientų tuomet įvyksta sugrįžimas ir tuomet mes jau rekomenduojam tiesiog stebėti pas šeimos gydytoją, tiesiog kaip ir visiems sveikiems žmonėms. Tai tą tikrai ne visada lengva priimti žmogui, tarsi, aš juk, sirgau tokia liga, galbūt čia yra reikalingas kažkoks ypatingas stebėjimas, bet problema ta, kad mes neturim irgi kažkokio tyrimo, taip pat kaip ir kraujo tyrimo, kad anksti aptikti tą ligos sugrįžimą ir jį kažkaip pričipti, vis tiek tai yra, jeigu žmogui pasireikštų jau kliniškai, tai tada ir yra diagnozuojamas atkrytis, o kažkokių profilaktinių tyrimų mes neturime, kaip tą nustatyti anksčiau. Taip yra ir iš tiesų skatinam žmogų kiek įmanoma grįžti į įprastą gyvenimą, žinoma, palaikant sveiką gyvenimo būdą, bendrą fizinį aktyvumą, poilsio režimą ir visą kitą, bet tiesiog stengtis grįžti, gyventi prastai. Nes tai turbūt žmogus, kai yra praėjęs šitą pragaro ratus ir pasveikęs, ir jau jūs sakote, viskas, 2 metai praėjo, negrįžo o dabar man niežti odą, o dabar o gal jau grįžo. Tai gali būti žmogui tiesiog perdėtos baimės sukelia didžiulį nerimą. Ir tuos simptomus, nebejotinai, nes ir dėja, ir tie simptomai tokie iš tiesų dažnai nurodomi limfomai, jie labai nespecifiniai, nes jie tikrai, aš ir prakaituoju, ir gal čia svoris krenta, ir niežti, ir nuovargis kažkoks, ir visa tai kaip ir gali būti iš tiesų limfomos požymis, bet kartu tai yra labai nespecifinis ir tikrai net ir nerimas gali sukelti panašius požymis, tai tiesiog, tai yra pokalbis su pacientu, paciento apžiūra, nusiraminimas ir galiausiai, jeigu tai yra labai išreikšta, reikia būtinai ir psichologinės pagalbos, tai mes tą visada rekomenduojam jau iš karto diagnozavus ligą. Vėlgi čia labai džiaugiamės su kraujo organizacija, kadangi jie turi irgi specialistų ratą, kurį gali rekomenduoti ir tiek gydymo metu, tiek po jo, kad psichologai konsultuotų pacientus ir padėtų tuos visus etapus sėkmingai pereiti. Dar čia kaip tik ir norėjusi paklausti, jūs, kai organizuojate kasmetinės konferencijas medikams, šeimos gydytojams, pacientams, bet ir teko matyti, kad ir jų artimiesiems, pacientų artimiesiems, jiems taip pat turbūt pravartu kai kuriuos dalykus žinoti, nes tie žmonės atsiduria taip pat savotiškai kryžkeliai, o kaip jiems elgtis su tuo limfoma sergančiu žmogumi. Teko matyti, net išleista knyga yra apie būtent seksualinį gyvenimą susirgus kraujo vėžiu, arba ten kaip maitintis. Tai ką jūs dar konsultacijų metu kalbatės su pacientais ir su jų artimaisiais? Taip, tai yra tikrai irgi labai dažnas klausimas ir kuriuo aš šiaip džiaugiuosi, nes tai rodo, kad yra šeimos palaikymas, ką mes galim padaryti. Nes tu tarsi paaiškini visą gydymo planą, iš mūsų visos pusės viskas sudėliota, gydymo režimai, tyrimai ir panašiai, bet visada žmogus nori ir savo kažkokią turėti kontrolę ir pats pacientas ir jo artimieji, ką mes galėtume daryti, ką padėti. Tai visada yra klausimas ir ką papildomai vartoti, kažkokius homeopatinius, yra daugybė tų papildų, tai šito visada prašome nedaryti, kadangi galimos įvairios sąveikos, šalutiniai reiškiniai ir papildomų medžiagų vartojimas dažniausiai apsunkina gydymą. Tai šito prašom tikrai gydymo metu nedaryti. O visa kita, iš tiesų, kas yra svarbiausia, tai sakyčiau, pirmas dalykas taip pat labai svarbu komunikacija, tai yra drąsiai sakyti gydytojui, kas neaišku, klausti, nes tada užsimezga tvirtesnis ryšys, pasitikėjimas ir tada tas gydymo kelias yra sėkmingesnis. Ir taip pat, jau kalbant, kaip palaikyti pacientą, tai patys pagrindiniai dalykai, kuriuos aš visada sakau savo pacientam, yra labai paprasti.
tačiau ne visada taip lengvai įgyvendinami, tai dėl to reikalingas irgi šeimos palaikymas, kadangi tikrai labai svarbu gydymo metu ir po to sveikai valgyti ir valgyti pakankamai, kadangi tikrai gydymo metu keičiasi skonis, gali taip pat būti pažeisti skonio receptoriai, blogėja apetitas. Tačiau tai yra labai paprastas, bet labai svarbus dalykas, kad žmogui nekristų svoris, kad jis gautų pakankamai medžiagų kovai su limfoma ir taip pat komplikacijų veikimui. Tai tikrai reikalinga ir kad pats žmogus stengtųsi ir šeima stengtųsi užtikrinti pilnavertę mitybą. Antras dalykas yra fizinis aktyvumas, kuris yra ko gero geresnis imuninės sistemos stiprintas už bet kokius papildus. Tai yra kiek leidžia savijautą vaikščioti, lengvai prasibėgti, mankštintis, būti grynam ore. Tas be galo padeda irgi tokį bendrą kūno stiprumą palaikyti ir tas vėlgi labai svarbu sklandžiai einant gydymo keliu. Ir taip pat visas jau poilsio režimas, stengtis ilsėtis pakankamai, vengti streso, kas visada yra rekomenduojama, tą sunku padaryti, bet čia turbūt šeimos vaidmuo irgi labai svarbus, sukurti tokį džiugios atmosferos palaikymo ratą, kad žmogui kiek įmanoma sumažinti tą nerimo lygį. Ir palaikyti tokią geresnę nuotaiką, kadangi tikrai matom, atrodo, tai labai paprasti dalykai, bet tikrai ir iš savo patirties matom, kad kai žmogus tiek savo tokį fizinį stiprumą palaiko, emociškai jis pozityviai nusiteikęs, jiems paprasčiau einasi gydymas geriau. Labai šiltas pokalbis su jumis, gydytoja, ir turbūt pacientai pas jūs atėję tikrai jaučiasi saugiai. Jūs pabaigai. Tiesiog kokį jūsų kelią, kaip jūs pasirinkot tokį kelią, kaip jūs tapote gydytoja hematologė, kodėl? Iš tiesų studijų metu be galo visada traukia tos smulkios tokios detalės, genetika ir kaip tai gali lemti ligos įsivystymą ir kaip tai svarbu išgydant pacientus. Taip pat nebejotinai norėčiau padėkoti ir įkvėpėjam tikrai savo mentoriam, kurie savo tokiais pasiekimais irgi įkvėpė eiti šitų kelių. Tai ir daktarui Ugniui Mickiui, su kuriuo irgi susidūriau studijų metu. Tai labai smagu, nes tikrai anksti studijų metu su juo pradėjom dirbti ir jis supažindino su šitą sritim, kokia jinai yra įdomi. Taip pat profesorius Griškevičius irgi, kai tu matai, kiek žmogus savo pastangom gali daug padaryti vardan pacientų, tai tikrai vertinu ir šitų žmonių įkvėpimą eiti šitų kelių ir stengtis suteikti kiek įmanoma geresnę priežiūrą mūsų pacientam. Labai tikiu, kad jūs tikrai tą priežiūrą suteikėt ir tą psichologinę netgi aurą skleidžiat labai pozityvę. Kaip pati susitvarkot? Taigi tiek daug tenka bendrauti su iš liūdesio ištikusiais žmonėmis, nes jiems šokas. Taip. Kaip jūs pati susitvarkot su tais negatyviais dalykais? Tai tikrai neįmanoma prie to priprasti, aš manau, nes tai tikrai užmezgi ryšį, tu išgyveni kiekvieną kartą, nors tai ir yra tavo kasdienybė, tu tuo atveju tarsi matai daug, bet kiekvienas žmogus vis tiek yra, žmogus, tu su juo bendrauji, tu su juo užmezgi ryšį, eini tuo keliu, stebi, džiaugies, liūdi, stengies, tai tikrai tų emocijų yra labai daug. Mano būdas yra taip pat, kaip aš pacientam patariu, taip pat pati stengiuosi sportuoti ir sportas mano yra turbūt pagrindinis būdas, kaip aš tą išgyvenu, išbėgioju kiekvieną vakarą. Visas tas sunkias emocijas. Kiekvienais metais bėgate maratonus, tai nuostabus pavyzdys, jeigu kas nors nematėte, mes turime nuotraukų albumas ant Teams vadinasi ir ten Skirmantė yra visose albumuose. Tai labai esam dėkingi, kad jūs sutikote brangę savo valandą skirti mūsų transliacijai ir šiandien kalbėjo pasaulinės limfomos dienai skirtoje transliacijoje
su mumis kalbėjosi nuostabi ir sportininkė, ir graži, ir profesionali gydytoja hematologė Skirmantė Černauskienė. O jum visiems dėkojame taip pat, kad stebite, žiūrite, būnate su mumis. Va, matome linkėjimus jums perdoda stebintieji, gali pabojoti. Linkėjimai visiems tikrai. Kviečiame stebėti kitas transliacijas ir kaip ir visas ankstesnės ir šią įkelsime į Santaros klinikų YouTube paskyrą. Na ir matėme, kurį laiką Facebookas taip pat šias transliacijas saugo, po to jos kažkaip dingsta, bet mes stengiamės įdėti jau dabar į komentarus YouTube transliacijos įrašą. Tai dėkui, kad esate, būkime sveiki, šypsokimės ir bėgiokim, sportuokim ir šiaip stenkimės gyventi kiek įmanoma pozityviau šypsenoje. Iki kitų kartų. Iki.